Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Lietuvos šalių studentų korporacijos SAE kandidatė Viltė Novikovaitė ir čia tinklalaidė Pilietiškumo pulsų. Šioje tinklalaidėje kalbame apie šauliškumą, pilietiškumą, visuomeniškumą, bei tai, kokiomis skirtingomis bei įvairiomis formomis tai gali atskleisti mūsų skirtingi visuomenės veikėjai. Mūsų pašnekovai kiekvienas atsineša skirtingas bei visuomet įkvepiančias istorijas apie bendruomenės, asmenybės, kurios veikia dėl mūsų visuomenės ir kartu dėl mūsų valstybės. O šiandien su manimi Gediminas Arbanavičius, LDK palikuonis įkūrėjas, šaulys, visuomenės aktyvistas. Šiuo metu aktyviai prisideda prie pagalbos Ukrainai organizavimo bei telkimo. Taigi, Gediminai, sveiki. Labas. Papasakokite, tai kas yra LDK palikuonis, kaip jūs susibūrėte ir ką jūs veikiate? LDK palikuonis, galiu drąsiai pasakyti, kad ne dabar padeda Ukrainai jau, bet LDK palikuonis gimė Ukrainoje, Maidane. Vieno pavadinimas praktiškai yra vieno žuvusio draugo garbei. Ir nuo to laiko, simboliškai sausio 13, nes tai buvo, tai aš ten atsidūriau dėl to, kad tėvai pasakodavo apie sausio 13 dažnai, pats piešiau piešinius prie televizijos bokšto vežėm, paskui tėvai budėjo prie Kauno televizijos stoties ir tie visi įvykiai man tokie truputėlį migloti būdavo, bet pasakojimai visą laiką lydėjo. Ir kai atsitiko Maidanas, aš tiesiog norėjau pats pačiupinėti, ne per televiziją, ne per žiniasklaidą, bet tiesiog pats pačiupinėti, kas tai yra, kas ta kova už laisvę, ar viskas yra taip, kaip parodo, ar iš tikrųjų čia taip viskas yra. O ką patyrėte, kai buvote ten? Koks tas jausmas buvo būti Tai va, tos laisvės tas jausmas, kovų pagrindinis dalykas buvo tas, kad susikroviau kuprinę, atsidūriau tenai vienas ir pradėjau bendrauti su ten esančiais, skirtingais žmonėmis, amžius, socialinė padėtis, įvairiausi žmonės. Ir turbūt po to pabuvimo Maidane aš, kaip sakau, įgavau imunitetą propagandai, nes gali vienaip susiformuoti televiziją žiūrėdamas, kitaip būdamas įvykiuose. Tai aš sakau atsparus, nes paskui pradėjau ir pats apie propagandą labai domėtis ir analizuoti ją. Ir jeigu ne šitas karas, tie patys LDK palikuonys ir daugelis savanorių būtų kitaip truputėlį traktuojami ir traktuodavo kitaip, nes mes dalyvavom Azovo pulkų kūrimėsi nuo pat pradžių. Tie patys Azovo vadinami chuliganai atvažiuodavo į Lietuvą, mes rodėm, kas yra Šaulių sąjunga, nes pas juos tokio dalyko kaip ir nebuvo. Tada Azovas būtent Šaulių sąjungos pagrindu įkūrė judėjimą Azovietis. Aš turiu video, be abejo, visokius filmukus, kur labai gerai matosi, kaip jie perima, ne tai, kad perima, bet iš savo istorijos traukia tos dalykus, kuriuos mes suprantam kaip suprantamus elementarius papročius dar kažką, tai jie lygiai taip pat pradėjo šarvus atkūrinėti, vaikus mokinti iš lankų šaudyti, kažkokius tai datas, minėjimus, nes pas juos labai buvo, turim tą pripažinti, kad Ukraina labai stipriai sužalota Sovietų sąjungos buvo ir Rusijos paskui. Jie labai sunkiai iš to vadavosi, ėjo ir šitas finalinis etapas, aš nevadinu čia kažkokiu totaliniu karu, tiesiog finalinis etapas, nes viskas vyko nuo 14, tai tiesiog yra tęstinumas to viso. Ir didelė atsakomybė tiem pačiem ukrainiečių žmonėm tenka. O tai ką LDK palikuonis susikūrė būtent po Maidano veikia tuo metu? Mes susipažinom, kaip sakiau, su keliais žmonėm. Man irgi visokiausių spalvų buvo Ukrainoje. Ukraina yra labai spalvota, bet man labai pasisekė, kad aš susipažinau su dabar jau vieno garsiausių rytų Ukrainos istorikų, Aleksandru Alfiorovu. Ir aš labai daug per jį pamačiau. Ir mes pradėjom tiesiog besikūrenčiam Azovo pulkui elementarius dalykus, kojines, kelnes visokias, rinkti, pirkti, vežti, kiek tas įmanoma buvo. O paskui pamatėm, kad iš savo algos ar ten iš kažkas ką nupirks, tuo metu niekam nebuvo čia taip aktualu, tai nusprendėm, kad reikia kažkokio juridinio vieneto,
kad susirinkti tuos vadinamus procentus paramos, bet ten irgi niekas nelabai kas sekėsi, tai pagrindė būdavo arba žmonės, kurie padeda, arba tiesiog įmonės. Tai visa ta parama vyko tokia, kaip sakyti, simboliškai, grinai savanoriam, niekad nedirbom su ZSU, dabar tik tai dirbam jau 2 metai su ZSU. Tai žiūrėdavau visaip ir kreivai, ir visaip kitaip, nes propaganda dirbo labai stipriai. Prieš jūs? Jo, prieš Azovą, prieš mus, prieš savanorius visus ir tai būdavo toksai, visi iškart būdavo vadinami arba fašistukai, arba ten kažkokie, tai visi tą žino. Bet mes, kaip sakyti, žinojom, kadangi čiupinėjom iš vidaus ir matėm iš vidaus viską, bendravom su jais ir matėm, kaip tai yra, mes dirbom, darėm. Tada jie lankydavosi pas mus čia, mes supratom, matydami, kaip ten viskas sugriauta istorinio požiūrio ir tada, kai sugriauni istoriją, tą visą tokią šaknį, tai labai lengva tos žmonės, kaip sakyt, pavergt smegenis. Tai mes matėm Lietuvoje irgi, kad ne viskas yra labai gerai, kad mes turim kelias pavardės, kurias garbinam ir kelias datas, o yra labai daug, bet kurį miško masyvą paimti, yra labai daug istorijų, labai daug vietų, labai daug didvyriškų kovų ir labai daug panašių įvykių, tai mes pradėjom su bendraminčiais, savanoriais, aktyvistais, kurie prisijungdavo ir prisijungė tiesiog surast vietą kažkokią istorinę, užmirštą, surinkti faktus ir bendraminčių pagalba įkurti lankytiną vietą ir kad tenai padaryti renginuką, kažkokį parodyti žmonėm ir paskui atiduoti visuomeniai, kad lankytų ten. Kaip pavyzdys, LLA Vanagų stovyklavietė Kralgirio miške, įrengta bunkeriai ir jinai atiduota visuomeniai, visi gali nuvažiuoti, kurt laužą, gerti arbatą, skaityti stendus, vesti žmonės, daryti ką tik nori. Taip. Tai palikonis tą darė Lietuvoje, ten bendravom irgi paramą teikėm. 18 metais turbūt padarėm didžiausią tarp valstybinį renginį, tai pasudinom Chorčico saloj Zaporožėje 2100 žuvų žuvusiems. Buvo 100-mečiai valstybių, tai 2100, tai dvejetas 2 valstybės, o 100 šimtmečiai. Tai ir Lietuvos, ir Ukrainos žuvusiems savanoriam, tai susirinko apie 10 000 turbūt žmonių tenai, žuvusių šeimos, mamos, vaikai. Tai labai stiprus renginys buvo, nes visi ėmė žoliuką, sodino už savo žuvus, jau nuotrauką kabino, tai toksai. Ir paskui be abejo bendravimas vyko, kažkokie tai renginukai, konferencijos, apsikeitimas informacija ir jau kai atėjo tas baisus rytas, finalinis etapas, tai nieko kito neliko, kaip tik tai mums skambinti jiem, klaust, ką darom. Tai jie, aišku, labai normalu ir tokia irgi savotiška patirtis, mes skambinam iškart jiem ir jie sako, palaukit, duokit čia mums truputėlį, nes mes jums perskambinsim, nes dabar čia krinta, žodžiu, baisu buvo. Tai paskui jau jie kaip atgavo truputėlį tą tokį ritmą, pasiskambinom ir pradėjome išvežinėti šeimas, ką reikia tiekti, ieškoti ir daryti. O Lietuvoje, kokius istorinės tas vietas jūs laikote tom tokiom svarbiom, kurias reikia atkurti, pagal ką atsirenkate, kaip jas atrandate, ar yra kažkokių žmonių, kuriem parodo, pasako, kurie galbūt turi savo senelius, prosenelius, kur dalyvaudavo, ar partizaniniam kare, ar kažkur dar? Tai turbūt 2 šaltiniai, ar ne, yra knygos, bet knygas parašo žmonės, o žmonės kartais klysta. Tai geriausias šaltinis yra gyvas bendravimas ir kažkokia gyva istorija atnešta. Tai aš visą laiką, kaip akademijai kažkada buvau atvažiavęs ir karo akademijai paskaitą vedžiau ir visą laiką klausiau, ar karo akademija žino, kur Jono Žemaičio kovos krikštas buvo. Koks atsakymas? Tyla ir paskui, aišku, kažkas tai gal kažkur girdėjo, bet aš vis laik svajojau, kad karo akademijos kariūnai tenai priesaiką duotų. Tai mūsų turbūt toksai, man įsimintiniausias ir visai komandai ir tie, kas buvo, mažai kas žino apie Virtukų mūšį prie Kelmės, tai irgi atsiradęs iš pasakojimų, iš entuziastų. Ir mes ten pastatėm ir atminimo akmenį, ir lentą, ir paminklą, žodžiu, ir žygius darau tenai vis laik pagerbti tą mūšį. Tai kuo ta vieta yra svarbi labai propagandinė pusė,
Tai Jonas Žemaitis buvo irgi mokinamas kariškis, kad turi veikti kažkokios tai taisyklės kare ar ne, ten konvencijos. Tai jis būtent po to mūšio suprato, kad su šitu priešu nėra jokių konvencijų ir kad jisai suprato, koks likimas jo pasirinkime yra ir koks bus mūšis. Tai tam mūšį jo yra pirmas kovinis krikštas. Ten pasiaukojo vienais šaltiniais 13, kitais 16 žmonių iki mirties kautis, kad jie galėtų atsitraukti. Tai tas turbūt yra, man įsimintiniausia vieta tokia atkurta. Paskui, aišku, LLA laikotarpis, nes mano tolimas giminaitis yra Kazys Veverskis. Ir tas LLA tai yra toksai, visi žino, aš kaip susiduriu, visi kalba tik tai apie partizaninį karą, kai buvo Vanagas, kai buvo Žemaitis ir visi kiti, bet niekas nekalba, kas buvo LLA. Lietuvos laisvės armija visą laiką buvo ta, kuris subūrė, sukūrė ir tik po to atsirado jau partizaninis judėjimas. Tai kaip pavyksta tai atkurti dabar per tas vietas? Ačiū Dievui, dar yra truputėlį žmonių, kurie žino, papasakoja ir labai džiugu, kai miške padarai renginį be kažkokių tai televizijų, be didesnių reklamų ir ten, pavyzdžiui, susirenka 400-500 žmonių ir pasiskleidžia tą žinutę. Ir tada nuvažiuoji patvarkyti tą vietą, ten pagenėti medžius ar kažką ir žiūri, ateini mašiną stovi ir ten su vaikais kažkas atvažiavęs, degina laužą, žaidžia. Tai čia yra pats didžiausias pliusas, kurį gali gauti. Kur galima rasti informaciją apie tas jūsų atkuriamas vietas? Tai dabar, aišku, mūsų Facebookas yra vien tik tai apie Ukrainą, bet stengiamės ten ir daugiau įdėti ir greitai atnaujinsim puslapį. Ir tenai visa informacija bus. Ir būdavo visą laiką, bet mes tiesiog dabar keičiam puslapį, tai viešoje erdvėje. Kalbame apie istorinę atmintį. Tai kaip ta istorinė atmintis gali mums padėti įveikti dabartinę propagandą, kurią mes dabar su kuria turime kovoti, kur yra tas tylusis mūsų priešas, kurio mes dažnai net nepastebime, kad jis yra tarp mūsų. Kaip mes su to istorinė atmintimi galime dabar su ją kovoti? Aš pats istorijos labai nemėgau mokykloje. Bet buvo kelios vietos, kur užsikabinau, o kai supratau, kas yra valstybė 30 metų beje, kas anksčiau supranta, aš labai jam pavydžiu. Tai, kas privertė suprasti? Ukraina. Tai tada viskas labai stoja į savo vietas ir politiniai visokie žaidimai ir visa kita, ir tada neabejoji, kad reikia balsuoti, reikia savo nuomonę reikšti ir taip toliau. O pagrindinis dalykas turbūt kritinis mąstymas yra. Tai jeigu tu nežinai savo istorijos, tada tu esi toksai, kaip sakyt, turi pilką zoną, į kurią gali kažkas tai užpildyti, ko reikia, kam tikslingai. Tai kai tu žinai istoriją visą laiką turi tokią savybę suktis ratu, jeigu jos neuždarai, visą laiką kartojasi. Tai dabartiniai laikai turi, aišku, kitus informacinius srautus, technologijas, galimybės ir įvairiausius būdus, bet žmonės nelinkia labai gilintis, paima pirmus srautus, nelabai analizuoja, bet jeigu tu palygini laikotarpius, palygini situacijas, jos šiais laikais gal yra modernesnės visokios, bet iš esmės jos kartojas visą laiką. Politinės srovės, įvairūs pasaulio, geopolitiniai žaidimai. Tai jeigu tu žinai, kaip buvo, išanalizavęs tam tikrus istorinius laikotarpius, tai tu žinai, kaip gali būti ir kaip gali viskas vykti, jeigu nedarysi vienokio ar kitokio veiksmo. Tai viskas yra labai slidu, labai čia ir nusisukti nuo savo ten valstybės politinio kažkokio. Aišku, didžiausias propagandos tikslas tai yra sukelti nepasitikėjimą savo valstybę ir nusivylimą. Tada žmogus tampa toks apatiškas, nereaguoja į nieką, neina į rinkimus ir tada gali pasikeisti kritinė masė ir būti 39-40 metai. Ir tada jau nieko nebepadarysi. O ko reikia, kad dabar mes anksčiau negu 30 suprastume kaip jauni žmonės, ar ne, kad ta istorija yra svarbi ir kad mes ją pradėtume atrasti? Ar užtenka tik mokyklos, ar kažko galbūt kito reikia, kas galėtų atnešti mums tą istoriją? Dabar gal lengva sakyti, kai beveik man 40,
tai lengva gal pamokinta, ne jaunesnė, bet turbūt man jeigu būtų sakę, tai aš tikrai būčiau nieko čia neklausęs, bet turbūt pagrindinis dalykas, kad tu turi suprast, būdamas mokykloje, ten 17-18, paskui universitete, kad niekas nėra čia va taip vietoje ir nesitęs niekada taip. Kad tu visą laiką būsi toks 20-metis ir niekas nerūpės ir tau svarbiausia bus, va čia dabar labai faina ir su draugais ir kažkur į restoraną nueiti, į kavinę ir viskas vyksta taip, kad tau vis tiek paskui reikės dalyvauti tam visam gyvenime, viešam, kad ta valstybė yra tavo pirmiausia. Aišku, tu gali pasirinkti jau modernesnę valstybę su 100, 200, 300 metų demokratijos, kur problemų yra mažiau, bet nėra tokios šalies, kur nebūtų problemų. Gali nuvažiuoti ten, naudoti socialiniam kažkokiam geresniam garantijom, viską ir čia palikti ir sakyti, kad čia niekas nevyksta, bet tu gali kurt, daryti, nenusisukt ir būti to pokyčio dalimi. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas yra. Ar galima sakyti, kad, kaip sakant, mes dabar kaip tik praėjo sausio 13, ar ne, mes visi prisimenam tą tautiškumą, tą tokią vienybę, kurią tada jautė. Ar galim sakyti, kad, kadangi jau turim savo laisvę, mes jau, kaip sakant, mums tai duotybė jau yra iš esmės ypatingai jauniems žmonėms, kad to tokio atiduoti viską už tėvynę jo nebebus ir jo nebepavyks sukelti mūsų visuomenėje? Aš čia kritiškas esu, nes ir tada ne visi kovojo. Čia nėra taip, kad niekada nebūna juoda arba balta. Visos spalvos yra gyvenime. Tai aš tikiu, kad aišku būtų visokių žmonių, jų ir yra, ir tą reikia visą laiką žinot, bet ir tada, kai buvo sunku, neišėjo, visi turėjo savo kažkokius užduotis. Ir dabar nereikia, kad sakyt, kad čia visi turi su automatais ginti, žūt ir taip toliau. Už tėvynę nereikia žūt. Už tėvynę reikia kautis, išgyventi ir toliau kautis. Tai už mūsų tėvynę turi žūt priešai atėję čia. Tai šitas pagrindinis turbūt dalykas ir mano iš vis yra tokia vizija, kad mes būtume tokie truputėlį gal panašus į Izraelį iš gynybinės pusės, kad nebūtų nei vieno atstumto, nes kai tu atstumi žmogų, tu jam suformuoja, kad jis yra nereikalingas kažkur. Tai tas pats Izraelis, daleiskim, Dauno sindromu sergančius žmonės priima į šalies gynybą ir randa jam vietą. Tai ypatingai dabar, kaip viskas keičiasi, nereikia vien tik tai būti ten mega stipriam, kažkokiam ypatingam. Galima visus integruoti į gynybą ir tada atsitikus valandai X, kiekvienas gali turėti savo užduotis. Ir tas, kuris ir mediciną moka, tas, kuris valgyt moka daryti, tas, kuris inžinierius, tas, kuris virina, tas, kuris šaudo, įvairiausių sričių. Kitas tiesiog gal moka labai šiltai šnekėti kažkokią mergaitę ir neatsisės ir šnekės ir kad tam ten kariui po praradimo kažkokio draugo tiesiog jam išgydys sielą ir smegenis. Psichologinė pagalba. Jo, tai čia kiekvienas gali turėti savo indėlį ir jeigu mes sugebėsim paaiškinti visiems piliečiam, kad jie yra visi svarbus, nėra kariuomenės ir nėra ir kažkokio ten civilio, yra visi reikalingi. Tai tada aš manau, kad jų žmonių tik tai bus tik daugiau, kurie prisidės. Ar maža valstybė šiuo atveju yra privalumas vis dėlto, kadangi esame maža tauta, mūsų nedaug, mes esame gal vieningesni dėl to? O aš jums pasakysiu, jūs pasidarykit namų darbą tokį. Visiems, kas klauso, gali pasidaryti labai gerą namų darbą ir išsigydyti visas posovietinės traumas, jeigu tokių iš šeimos yra atėję dėl menkavertiškumo. Nes aš šitą girdžiu dažnai, kad sako, mes maži, bet mes ten tokie. Čia aš netaikau nieko, aš tik sakau, kad ką girdžiu kartais. Tai yra labai paprastas ir labai geras dalykas. Pasimkit Lietuvos žemėlapį ir ant jo uždėkit Izraelį. Ir kai pamatysit prieš save tą vaizdą, tada palyginkit kariuomenės išsivystymo lygį ir visą kitą, kas tik tai įmanoma sulyginti. Ir jūs pamatysit, kai jūs diskutuosit kažkur su kažkuo ir jums kažkas sakys, kad Lietuvai nereikia lėktuvų, tankų ar dar kažko, ar ne, kad mes ten kažkur neturėsim kur skristi su tuo lėktuvu, ar ten tankas neturės kur važiuoti, žodžiu, atstumas, gilis, mažumas, tai jums visi atsakymai tenai bus. Ir jūs galėsit sakyti, žiūrėk, pasižiūrėk, pasilygink ir nebediskutuojam šitą vietą. Tai apie mažumą.
Viskas aišku. Tai grįžtame prie galbūt LDK palikuonis, ar ne? Minėjot, kad tikrai daug yra savanorystės pagrindų veikiamų veiklų, ar ne? Kiek savanorių šiuo metu turite? Tokių, kur pastoviai prisideda ir dirba, yra apie 15, o paskui yra visą laiką tie, kurie prisijungia, kada gali. Mes jokių spaudimų niekam nedarom, kas gali, tas važiuoja, kas gali, tas prisideda. Tiesiog paskambinė, sakai, čia taip, va šitą reikia padaryti, viskas gerai, negaliu. Ir turbūt didžiausias tų išprotėjusių žmonių kiekis tai yra iš Šaulių sąjungos. Aš kaip ir sakau visą laiką, kad šauliai tai yra labiausiai gerąją prasme nuprotėję žmonės. Ir ne veltui tam baisiam periode partizaniniam turbūt daugiausiai ir šaulių buvo, nes tai, nežinau, kas gali būti stipriau, kai žmogus ateina su valia, su savo finansais, su savo noru ir jo niekas tada negali nei nugalėti, nei palaužti. Tai jo neriboja ten nei kažkokios socialinės garantijos, niekas. Tai čia yra turbūt tas vadinamas tautos toksai brangakmenis, gal sakyčiau, ne toksai. Tai kai manęs klausia, ką galėčiau padaryti geriausio, dabar karas Ukrainoje, ką aš galėčiau čia padaryti, kaip čia pasiruošti, aš laik sakau, geriausia, ką tu gali padaryti, tai įstoti Šaulių sąjungą. Ir tenai tavo atrištos rankos, tu gausi kažkokius, bent jau minimalius gausi informacijos srautus, o visa kita tada tavo rankose. Tu daryk, ką nori ir tave palaikys ir kur viskas tenai yra gerai. Kas tiems savanoriams tiek padeda išlikti drauge pas jūs? Kokia idėja, ar tai yra vertybės, ar tai yra kažkoks tikslas bendras, kodėl tai žmonės nuo 14 metų, ar ne, yra ir padeda ir aukoja, vieni sako aukoja, kiti sako skiria savo laiką, ar ne. Aš dar kitaip sakau, visą laiką apie pinigus ir apie laiką, kad nei aukoji, nei skiri, o investuoji. Investuoji į geresnę kažkokią savo ateitį, į tai, kad tavo artimiausi žmonės, pirmiausia, laiką niekas nieko nedaro už kažką tai. Tai mes laiką kažką darom už šeimą, už artimiausius žmonės, draugus. Tai kas juos išlaiko, aš manau, kad dabar, kai važiuoja, pavyzdžiui, Ukrainą, jie nuvažiuoja, jie pamato realiai pačiupinėję tą baisų dalyką, ten, aš kaip nežinau, kiti kaip pradeda pasakoti, ten rodyti ir džiaugtis, tai aš nežinau, kuo kare galima ten pasakoti ir labai džiaugtis. Karas yra žiauriai baisus dalykas, be proto šlikštus, ten yra tik purvas, kraujas, smarvė ir skausmas, ten, aš nežinau, ten nieko nėra daugiau. Tai jie, kai nuvažiuoja, pamato, aš manau, kad jiem tada įsijungia tas toks varikliukas, kad jie žiauriai daug ir gerai padarė. Ir tada, pareina viduje toks geras jausmas. Ir jeigu tie, kurie nenuvažiuoja, vis tiek tada pakalba su tais, kurie patys pamatė, nuvažiavo ir ta motyvacija, aš manau, čia jo, gal vertybės iš tikrųjų tada. Ir jeigu truputėlį žmogus būna susviravęs, tai čia labai gerai atstato svarstyklis visus. Ir tada tu supranti, kad tu ten padėjai, o tai yra labai netoli. Visi įsivaizduoja, aišku, per televizorių, kai matai, toks kaip kompiuterinis gal žaidimas daugumai yra, ne, kai tu nepalėti. O taip toli, čia mūsų nepalies. Ir toli, ir čia, tai vis tiek čia gal pavargom, jau dar kažką. Aš puikiai suprantu to žmonės ir čia, ir kiti, kai sako, kad ten jūs jau čia vos nekvaili, kad čia tiek važiuoja, čia tiek daro. Tai aš puikiai suprantu, nes jeigu tu nei kartų nematėjai, nei kartų nepabendravai su žmogum, kurio ten, pavyzdžiui, šeimą akyse išskerdė ir jis nieko nebeturi, jis kažką bando kabintis už kažko, tai tu niekada to nepajutęs nesuprasi. Tu gali perskaityti 100 straipsnių, tave tuo momentu ta emocija užkabina, bet tu įsisuki į savo gyvenimą ir vėl viskas gerai. Tai aš manau, kad jeigu neduok Dieve atsitiktų taip, kad, aš tikiu, kad neatsitiks gal, tai pradėtų pas mus kristi sviediniai ar dar kažkas, tai aš manau, kad žmonės tikrai netikiu, kad nesusivienytų, nes kai atsitinka tokia bėda, žmoguje išlieka vienas instinktas, gali sakyti psichologai, ką nori, bet aš pats savo akim mačiau ir žinau, kad išlieka vienintelis instinktas išgyventi ir jis labai stiprus yra. Žmonės net neįsivaizduoja, ką viduj turi, tas instinktas yra labai stiprus. Ir tau gali ir šeimą išžudyti, ir namus sugriauti, ir tau pačiam gali nutraukti galūnės, tavo instinktas tave taip kelia, kad labai stipriai. Tai šitas instinktas, aš manau, daugelį žmonių suvienytų.
Kita dalis, aišku, bandytų išvažiuoti ir tai yra gerai, nes kažkas turi, kaip sakyti, išsaugot tam tikrą genofondą. Tai visi turėtų savo užduotis ir aš nesmerkiu nei vienos pusės. Smerkiu aš tik tai išdavikus, kurie ten žymi taikinius, padeda žudyti, tai čia aš šitus tik smerkiu. O ar kažkas tai šeimą bandytų išvežti ar dar kažką, tai visi turi savo pasirinkimus. Ar yra kažkas, ką galėtume pasimokyti iš Ukrainos karo dabar, dar prieš tą instinktą, ar ką išmokti, ką treniruotis šiuo metu, kad ta visuomenė būtų, jeigu taip atsitiktų, kad jinai būtų stipri arba pasirengusi? Pagrindinis turbūt dalykas, tai nežinau ar nustebinsiu, bet mokintis gyventi ne komforto zoną. O kas yra nekomforto zona? Nekomforto zona tai reiškia, nėra vandens, tu turi susirasti vandenį, nėra, kad įsivaizduotų žmonės, daug kas įsivaizduoja, kad jeigu prasidėtų karas, tai jie važiuotų į degalinę užsipilti kuro, parduotuvė ten minios eitų kažko, tai yra baisu, chaosas ir tai yra didžiausia tikimybė, kad tu būsi lavonas. Tai tiesiog mokintis, kaip kuo paprasčiau, kuo minimaliom sąlygom galėtum išgyventi. Negyventi, bet išgyventi. Tai vandens šaltiniai įvairūs, nebijot prastesnės kokybės vandenį paragauti, maistą įvairiausią. Aišku, dabar daug kas ten sako, va čia aš dabar sušius valgysiu, ar ne dar kažką ir nemėgstu ten kitą. Tai reikia mokėti pamėgti visą maistą, nebijot valgyti viską. Ir aš mėgstu tą žodį burbulas, savo socialiniam burbulė gyventi, tai žinot, kad vieną dieną gali jisai susprogti ir iš išorės labai daug bakterijų ateiti. Tai viskas yra gerai, negali užsidaryti kažkokiam tai miškelį ir ten sakyti, aš dabar ruošiuos, bet tiesiog reikia tą tokį formuoti savo pasąmonę, kad vieną dieną gali šito viso grožio nebūti ir tau reikės išgyventi, ir tau reikės ne tik tau išgyventi, bet reikės ten padėti tavo šeimai, vaikam, draugam, kažkiem nepažįstamiem galbūt žmonėm. Ir tas labai sunku, ukrainiečiai tą labai gerai parodė, nes jie labai gerai tai valdė yra. Jie moka, visi praktiškai moka evakuoti, daryti ten tos lašinius, dar kažką, kas yra labai svarbu. O pas mus tos tokios truputėlį tradicijos jau nueidinėja, visi kažkaip kažką nusipirk, kažką moderniau, bet tai yra labai aišku gerai, bet tuos tokius paprastus, kaip sako, kaimiškus dalykus, ar ne, tai jie yra labai svarbus. Ir kuo paprasčiau suprasim, kad kuo reikia daugiau paprastumo tam visam gyvenime, tuo tu būsi stipresnis. Gerai, ačiū Gediminai, su mumis buvo Gediminas Armonavičius, LDK palikuonis, įkūrėjas, šaulys visuomenininkas, šiuo metu dirba ir visą savo laiką duoda pagalbai Ukrainai ir jau kaip ir anksčiau dirbo su tuo, o su jumis buvo tinklalaidė Pilietiškumo pulsu ir buvau aš, Saja kandidatė Viltė Novikovaitė. Ačiū, kad klausėte ir iki kitų pasimatymų.